Pasaulyje sparčiai augant dirbtinio intelekto galimybėms, šiandien endoskopiniams tyrimams gydytojai į pagalbą pasitelkia naujausią aparatūrą su dirbtiniu intelektu. Befirst klinika viena iš nedaugelio klinikų Baltijos šalyse turinti tokį endoskopą. Ar galėtumėt papasakoti, kuo skiriasi tradicinė endoskopija nuo atliekamos su naujausia aparatūra su dirbtiniu intelektu? Taip, iš tiesų, kai mes kalbame apie endoskopinius tyrimus ir jų diagnostinę vertę, turbūt pirmiausia reikia pažymėti, kad didžiausią įtaką tai diagnostiniai vertai turi endoskopuotojo patirtis ir paciento pasiruošimas tyrimui. Tačiau taip pat reikia turėti mintyje, kad inovatyvios technologijos padeda ne tik atskirti, greitai pastebėti, atlikti tikslinę biopsiją ar polipektomiją radinių atveju ir tas gerokai sutrumpina pačios procedūros trukmę, pagerina diagnostiką ir kadangi tyrimas užtrunka trumpiau, be abejo sutrumpėja ir pačios sedacijos laikas, kas yra tikrai svarbus akcentas. O kaip naujausios technologijos padeda gydytojams gastroenterologams aptikti ankstyvus ligų požymius, kurių tradicinė aparatūra galbūt nepastebėtų? Befirst klinika gali didžiuotis, o čia dirbantis gastroenterologai džiaugtis inovatyvia technologija turima šioje klinikoje, kadangi mes naudojamės Olympus EVIS X1 sistema, kuri turi CAD, Computer Aided Diagnosis sistemą ir turi dirbtinio intelekto funkcionalumą. Tai šitas įrankis tikrai yra labai patogus, ypač kolonoskopijų atveju, kada mes turime rasti ypatingai smulkius nuo 1 mm ir didesnius polipus, kurie neišsiskiria iš aplinkinės gleivinės, kurie dažnai yra plokšti. Dirbtinis intelektas čia padeda juos atpažinti, tai ypač aktualu tais atvejais, kada polipai yra, tarkim, endoskopuotojo regėjimo lauko kampe, sunkiau pastebimi arba jų, pavyzdžiui, yra daug arba yra nepilnas paciento pasiruošimas tyrimui. Tai čia šiuo atveju tikrai dirbtinis intelektas pasitarnauja tikslesniai diagnostikai, tačiau tai nėra vienintelis privalumas, kurį turi Olympus EVIS X1 technologija. Yra taip pat ir kiti šviesos impulso spektro atvaizdavimo būdai, kurie padeda diferencijuoti pakitimų pobūdį. Pavyzdžiui, raudonos šviesos impulsas padeda diferencijuoti kraujagyslių tinklą, numatyti ar procesas yra piktybinis ar ne, padeda lengviau surasti kraujavimo šaltinį, jeigu taip iš pirmo žvilgsnio nėra taip akivaizdu, o tuo tarpu MBI stiprinimas padeda ypatingai patogus yra tada, kai mums reikia atlikti tikslinę biopsiją ir polipektomiją, gerai vizualizuoti pakitimų kraštus ir užtikrinti, kad pasiektas maksimalus polipektomijos rezultatas.